vairuotojas, kaip sakoma, jau griovį nelėksim gerai. Pokalbis su 3 unikaliom asmenybėm. Sveiki. Ko atsisakėjai, va taip jau palyginus su bendramžiais? Čia žinai kaip lėktuvė, business klasė. Tavo kūryba. Nokas. Pačioj pradžioj, kai buvau mažesnė, tai realiai neturėjau aš draugų. Fuck, Mary Kill. Perdarėm su mašinom truputį. Va, turime Passatą, 3 Golfą ir Audi Bulką. Čia visos mašinos, nežinau. Ar visgi mano reakcija yra geresnė nei visų kovotojų? Turim tau nuo Kado auto dovanų. Nebenori, žinai, ligoninės važiuoti. Ką dabar vairuoji? Pameni savo pirmą automobilį? Puvėsis buvo, bet gera mašina. Žodžiu, žaidžiam žaidimą. Taip. Ar matyti šitie 3 žmonės? Taip. Pagaliau! Sveiki, mielieji, šiandien ir vėl susitinkame, tik šį kartą ne su vienu, o net 3 pokalbiais su 3 unikaliom asmenybėm. Visi 3 kovotojai, tačiau turi papasakoti skirtingų patirčių ir išgyvenimų, bei pasidalinti savo asmeninio gyvenimo užkulisiais su mumis. Tai darysime ne bet kur, o labai patogiam 7 klasės BMW, kurį mums paskolino Kado auto. Tai keliaujame pas Matą Stebuliauską, dar žinoma kaip Matufą, ir paklausinėsime jo ne tik apie sportininko karjerą, apie jo kuriamą brandą, bet ir apie automobilius. Sveikas, Matai. Sveiki. Sveikas, Matai, atvykęs pas mus. Labadiena. Tai šiandien svečiuose turime žmogų, kuris ringė žinomas dėl savo disciplinos, o už ringos dėl nuostabios bendruomenės kūrimo visom įvairiom prasmėm. Tai yra MMA kovotojas, treneris, vienas iš Fighter House'o ir Noko įkūrėjas Matas Stebuliauskas, dar daugelį pažįstamas kaip Matufa. Ir su juo šiandien pakalbėsim apie jo santykį su automobiliais, koks jis, kiek jis apie juos išmano, truputį patikrinsim, apie jo gyvenimo būdą, tiek apie kovas, tiek apie jo kuriamą brandą. Tai pirmas klausimas, pradėsim būtent nuo automobilių, kad jau išėjom, tai čia turime taviškį. Ir noriu tavęs pradžiai paklausti, koks tavo apskritai yra santykis su automobiliais. Ar tu augdamas buvai tas, kur stumdė mašinėlės, ar visgi tau nelabai buvo įdomu ir įdomesni buvo kiti dalykai? Tai buvau tas, kuris visai nesidomi automobiliais. Ten iki 18 metų gal net nebuvau vairavęs automobilį. Iki 19, man atrodo, net nebuvau vairavęs. Tai šiaip nesidomiu iki dabar ir tikrai nesu mašinistas. Gerai, labai gerai, kažko gal šiandien tave turėsim progą išmokyti. Tikrai manau, tai tada labai įdomu, koks yra tavo automobilio pasirinkimas. Girdėjom šiek tiek nusiskundimų iš tavęs paties ir kas jį nulėmė, ar gali apie jį papasakot, kaip išsirinkai, dūrį pirštų tiesiog dėl išvaizdos ar kažkokių buvo argumentų? Norėjau elektrinio šiaip, nes gerai traukia. Taip. Pigų važinėt. Turbūt šitie dujų. Negaliu ginčytis, tu teisus. Tai... Vieninteliai 2 pliusai. Okay. Šiaip, taip, ir tiesiog nelabai ką rinkausi, nelabai kažkokio researcho dariau. Tiesiog pasiūlė padaryti test drive'ą, pavažiavau ir patiko. Tai tiek. O tai kokie nusiskundimai buvo šio automobilio, nes... Tai nusiskundimas vienas yra, kad jeigu važiuoti reikia kažkur toliau, reikia ieškoti kroviklių. Reikia stot. Reikia gert kavą, valgyti submarinus, hotdogus ir pasikraut mašiną. Tai tik tai tiek. Šiaip mašina žiauriai patinka, labai ją myliu. Tikrai sakau, kad pati geriausia mašina. Jeigu dar galėtų 10 kartų daugiau nuvažiuoti, tai būtų tikrai... Gerai. Fainai išgirsti, kad visgi radai gerų žodžių apie ją, tai nėra čia ko iš to Kauno ir važiuoti, viskas čia pasis vietoj. Tai pati geriausia mašina, bet gal visgi turi kažkokią svajonių, bent išvaizdą. Dažnai nesvarbu, kaip jinai ten važiuoja, kokie ten jos parametrai, bet kažkokia, kuri širdį kažką pakaso. Tai nesu labai išrankus ir su kuria pavažiuoju, tą labai patinka. Tai paskutinį kartą dabar važiavau su Range Rover Velour, man atrodo, kaip ten Velour kažkoks. Range Rover whatever. Ir supratau, kad norėčiau dabar Range'o. Tai gal po šiandienos jau norėsi Simako. Visko gali būti, jeigu šitaip... Simako? Jo, mes važinėsim su 7 BMW. Nes su Simako esu važiavęs, bet žinok, nelabai patiko. Būtent stok. Tai žinai, gal galės sėdėti labiau patiks, visgi tam ir skirta ta mašina. Gal ir taip, jo. Taip. Ar pameni savo pirmą automobilį, jeigu taip vėlai pradėjai ir kaip ten tau sekėsi jį išsirinkti? Tai Golfas 3 buvo. Yes.
surūdyjusius dugnus. Puvėsis buvo, bet gera mašina, kai važiuodavau posūkiu, tai Karolinai reikėdavo laikyti duris, kad neatsidarytų žiemą. Čia kaip per GTA panašiai irgi, nes tu turi pavažiuoti, kad jos užsitrenktų kaip pavogė mašiną. Tai tenai reikėdavo laikyti, kad neatsidarytų. O kas baisiausia yra, gal su juo ar su kokiu kitu automobiliu nutikė ten, baigėsi kuras avarija, turi kažkokių labai nekokių patirčių? Tai, iškrito Karolina visgi? Ne, neiškrito Karolina, bet tik tai kai nusipirkau, pavažiavau gal porą kilometrų ir sugedo. Čia ta pirmoje? Tas Golfas. Ja. Ir neskambinai pardavėjų, kad dalios susirinkti? Taip, išpažįstamo pirkau, žinai. Blemba kaip žiauru išpažįstamo, jeigu kažkas ne taip iš karto jau draugystė baigės. Tai išpažįstamo kaip ir kietai. Taip, supratau. Tai norėjau kaip tik paklausti, kad savo Noko reklaminėse video dažnai panaudojat kažkokius prabangesnius, įdomesnius automobilius ir žinai atrodo, kad gal visai jiems prijauti. Ar čia yra labiau toks tiesiog dėl brendo įvaizdžio, kad tokį kurti kietą, krūtą lifestyle? Jo, šiaip tų automobilių dažnai nenaudojam, dabar gal mažiau iš vis stengiamės naudot, bet anksčiau tai naudodavom šiek tiek jo. Tai galvojam, ko padaryti, kuo įdomiau. Įvairiau. Taip, pasiemat ir dar vieną auditoriją, galbūt, kurie ir prijaučia automobiliam, žinai, taip filmuodam. Vieną šūtą su labai daug automobilių, ten gal 9, gal ten tokiais įdomesniais automobiliais ir sraigtasparnis net buvo, motociklai buvo, tai fūra buvo. Tai dabar norėčiau dar įterpti greitą žaidimą, turėsi daugmaž atspėti jo kainą, galbūt pasakyti jo markę ir modelį, bent į tą pusę ir pirmosius automobilius spėsim su 10 000 paklaida į kažkurią pusę, o kitus spėsim su mažesnė. Okay. Tai pirmas automobilis būtų toks. Ar žinai jo markę, modelį? 911 gal Porsche'as? Taip, teisingai, jau 2 taškai tavo kišenį ir dabar daug mažiau kaina. 9 štabų? Beveik. 77. Jo, šiaip tu netoli. Aš visai pusę taško duočiau. Taip, ką čia turim? Gali zoominti. Gerai, Ferrari, Spider. Ne? Spider? Ferrari. Ferrari, okei. Taip, ir kaina daug mažnu tokiam? 160 000. Čia gal rastum ir už tavo kainą, žinai, tai negali žinoti. Taip, kitas variantas mūsų. Ir čia jau dabar paklaida mažėja, padaryti klaidą. Gerai, o čia yra X3. Taip. Ir kaina 9. Kaina... O, blema, pigus šitas. O, tai va iš karto jau, štai va, kaip tik gali rasti, matot, žmonės galvoja, kad kaina bus didelė, o ką auto gali rasti kur kas pigiau. Labai gerai. Taip, kasgi čia? Jau prisistatėjai, žinai. Yra Honda ir Hyundai, kuris čia? Honda. Taip. Ką žinau, Celtic koks nors. Muzikinis. Honda Accord. Blema, bus apgavus tave, Gerai, kainos nemačiau. Gerai, ir kainą ar įsivaizduoji kainą šitokio perliuko gatvėje? Honda Piano, nesvarbu. Gerai, kaina, nežinau, 15 štuko. Vėlgi, geros žinios. Ai, tilpau, plus minus 10 mane. Taip. 6 štuko. Ir paskutinis jau čia final boss čia jau. O dieve. Jeigu tai papas, aš neįsivaizduoju. Briedis, gerai, palauk. Ką žinau, Pontiac, nežinau. Pontiac nežinau, let's go, važiuojam ir kaina šito aparato. Šiam štukui neblogai atrodo. Vėlgi, labai Sang-Yong. Mano panaši reakcija buvo, tai klausyk, visai apie automobilių žinios neprastos ir dabar keliausime į Usimaką, šoksim gal ir bandysim pakeisti tavo nuomonę, kad visgi jame važiuoti kaip ponui galiai yra labai malonu. Varom. Tai domėjausi tavo sportinio kelio pradžia. Sakykime, kad buvo toks įdomus, kaip supratau, incidentas su mamos vizitu pas Būrėją, jeigu čia ne tavo paties kūryba. Tai šitą klausimą jau, kaip supratau, buvai klaustas daugelį kartų, aš norėčiau pereiti jau prie tolimesnės truputį karjeros. Ir man labai įdomu, kiek tau palaikymo ir kokią tau reikšmę duoda, kai, pavyzdžiui, visa arena skanduoja tavo vardą, galbūt kova einasi tuo metu nebūtinai taip, kaip tu norėtum. Ir įdomu tavo ta reakcija, tai ar tai didina tavo tą atsakomybę prieš tos žmonės, nes tu dar labiau nenori jų nuvilti, ar visgi tau tokių suteikia ekstra jėgų ir tokia minkštesnė pagalba ir užnugarį kovos metu, nesvarbu, kaip ten besisektų. Kai girdi, kai skanduoja tavo vardą, ten nežinau kiek, 10 000 žmonių, aišku, ne visi, bet Didžioji dalis. Didžioji dalis, tai
turi jungti kitą pavarą. Dar labiau dėl jų stengtis, ne? Ja, tai, jo, kai jauti užnugarį, tai nėra kur dėtis. Taip. Turi spaust. O vat, jeigu, tarkim, visgi kova baigėsi ne taip, kaip norėtus, kaip jauties prieš tos žmonės, kad, prasme, nes, žinai, vat, aš, pavyzdžiui, žinau, kai palaikau kažkokį kovotoją, man atrodo, kad aš nesu jo nusivylus, man tiesiog skauda širdį kartu su juo, žinai, jeigu ten, tarkim, jam nepasiseka ir atrodo, noris, nežinau, jam dar labiau jį palaikyti, kad, žinai, tokia jam apkabinimą, nu, ne virtualų, bet vokalų padaryti kažkokį, vat, palaikymą, tai... Ai, man kažkaip, aš kaip tik džiaugiausi, nors ir ranką priešininkui pakėlė, bet aš džiaugiausi savo pasirodymu ir žinau, prieš ką kovojau. Taip. Žinau, kad priešininkas yra grinai tos srities profas, aš tai iš MMA atėjęs, vien imtyniavęs, visiškai kickbokso nevaręs, ten 2 mėnesiai kai liko iki kovos mūsų. Tai tu jau supratai, apie kurią aš jau kovoju. Jo, tai kad pralaimėjau. Tai nebuvo, tikrai nebuvo jokio nusivylimo, šiaip labai džiaugiausi, kad sugebėjau atstovėti kaip lygų su lygiu ir čia man buvo pergalė ir aš džiaugiausi kaip laimėjęs. Nors ir pakėlė jam, bet džiaugiausi tai tikrai grinai kaip laimėjęs ir jaučiausi taip. Taip, žinai, kai kuriuose kovose pergalių yra ir kitokioj formoje, apart iškeltos rankos, tai labai, labai teisingos įžvalgos. Tai dabar noriu tokį kaip stereotipą paneigti. Žinai, daugelis žmonių kažkaip gal į kovotojus žiūri, nors nežinau, gal jau tas požiūris keičiasi, nes vis daugiau turim šansų juos pažinti, bet kaip į tokius gal agresyvius žmonės, nes vis tiek toks sportas, ne iš švelniausių. Bet labai dažnai realybėje kaip tik būna tokie, susitvardę ramiausi kambarį. Kas turėtų nutikti, nes tu esi tikrai toks, tarsi ramus žmogus, kas turėtų nutikti, kad tave išprovokuoti ir kad tos savo ginklus prikabintus prie kūno panaudotum kažkur, ne laiku ir ne vietoj. Ar tave įmanoma išprovokuoti kažkaip? Tai jeigu pultų, ką reikėtų nukenksminti. O šiaip tai, kad išprovokuotų taip žodžiais, tai nežinau. Žodžiai sunkiai, ne? Jau sunkiai, jaučiausi prieš save pralaimėjęs, jeigu nemokančiam trenkčiau. Taip, tiesa. O yra kažkas bandę gatvėje, tave pamato ir, žinai, ten gal išgėrė truputį ir noris tave pažiūrėtos tavo judesius. Ne, žinok, kokia jau gal daug metų atgal. Atsimenu, mašinai vieną kartą kaip sėdėjau, bet kai išlipau, iškart nusiraminau. Baigėsi, ne? Tiek ir užteko. Bet šiaip tai ne, visai gatvėje niekas nesikabina. Nelabai aišku, kur ten išlaistausi netinkamų metų ten naktį. Taip. Tai norėjau klausti, ar yra kovų, kurias prisimeni ne dėl rezultato, dėl to, ką jos išmokė. Tai čia toks, sakyčiau, kaip ir susijęs su tuo, žinai, kaip tu sakai, kad tau pergalė buvo kitose vietose, bet gal yra dar kažkokių labai įsimintinų kovų, kurios kažkokia atnešė pamoką konkrečiai. Tai pralaimėjimai visi labiausiai moko. Iš pergalių tu nelabai ką ten... Taip, gera emocija ir viskas. Jauties viską gerai padaręs turbūt. Jeigu pralaimė, tai ten išanalizuoji viską, ką blogai padarai. Tai pralaimėjimai, visi pralaimėjimai tikrai daugiausiai išmokė. Ne veltui, žinai, tose visose motyvacinėse citatose ir sako, kad nebijok pralaimėjimų, kažkokių failų, nes iš jų daugiausiai iš tiesų žmogus mokosi. Taip yra. Taip, Galėčiau taip dramatiškai pasakyti, kad tu jau šiek tiek savo profesionalią kovotojo karjerą esi prigesinęs, kad jinai nėra dabar pirmam plane tavo gyvenime. Būtent šiuo metu tai jo, esu truputį sustraumavęs lengvai. Ką būtent? Nugarą. Kur skauda? Jo, biškį nesportuoju kurį laiką, bet tai kiek čia? 4 savaitę dabar einu. Okay. Tai tiek, bet šiaip visą laiką aktyviai sportuoju, einu į salę, treniruojasi, ruošiuosi irgi kovoti dar šiais metais. Okay. Tai... Kada maždaug galim tikėtis tave pamatyti išbėgant į aikštelę? Antroji metų pusė. Labai lauksim. Tai įdomu, gerai, tu dabar susitraumavęs, bet vis tiek turbūt, kai ruošiesi ar kovoms, ar šiaip gyvenime turi kažkokią dienotvarkę. Aš įsivaizduoju, aišku, tu kai tiek projektų apsiėmęs, pas tave jinai būna gana skirtinga turbūt, kiekvieną dieną su savo misijom, bet tokia kaip įmanoma standartiškiausia diena, ar galėtum praeiti, kaip jinai atrodo, kas nutinka joj, kokius sprendi dilemas? Tai maždaug galiu papasakoti. Tai atsikeliu ryte, papusryčiauju, vežu vaikus į darželį, tada varau pasportuoti, tada po sporto važiuoju pavalgyti į šopą, tada parduotuviai, darau kažką, iki kol reikia vėl paimti vaikus,
tada paimu vaikus, nuvežu namo ir varau pasportuot, pravedu treniruotės ir grįžtu namo, kokia pusė 10 ir tokią dieną. Vėlokai. Čia pakankamai everyday. Standartas, ne? Ok, supratau. Jeigu kažko neišlenda, bet maždaug kiekvieną dieną taip. Užsiminiai kažkiek apie vaikus, noriu užklausti, labai faina buvo su tavo sūnum susipažinti renginio metu. Man labai patiko, kai jis tave mušė ir tada aš atšokau nuo jo, sakau, ar aš neprasileisiu nuo tavęs. Jis man sakė, ne, mergaičių nemušu, labai griežtai, labai užtikrintai. Tai įdomu, kaip tu savo vaikam, turbūt sūnui dar kol kas labiau skiepiji kažkokias vertybės, ar stengiasi pavyzdžių, ar ilgais pokalbiais, ar galbūt pakeltų balsų kartais tenka, ar koks yra tas tavo auklėjimo principas? Tai šiaip, manau, Motiejui visai neblogai pavyks auklė, tai jisai tikrai supranta, kad reikia saugot mergaitės, jas globot, sesę, mamytę. Tai tikrai labai gražiai elgiasi su sesė, labai saugoja, ten bent kol kas dar, aišku, dar prieš akį viskas. Čia po to, kai vyresni žiūrės šitą video juoksis. Bet šiaip tai tikrai labai džiaugiuosi dabar jo elgiasi. Tikrai nei erzina, nei muša, labai saugo visą laiką. Patikrina kartais tavo. Jeigu kažką užsigauna, ateina iškart papūs, paklausia ir neskauda. Jo, visą laiką skiepiju ir stengiuosi aiškinti, kad jokių būdų mergaičių negalima mušti, reikia tik tai saugot. Yes. Bet žinai, gali aiškinti, neaiškinti, nes jeigu pavyzdžiui pats rodytum nedaug dievę priešingai, tai turbūt nelabai tam vaikui rūpėtų, vis tiek turbūt labai daug priduoda ir tai, kad tavo paties pavyzdys eina iš paskos. Taip. Tai mato, kad su mamytė gražiai elgiuosi ir jisai taip pat. Jisai mamytė gal labiausiai paerzina, nes mamytė labai nusileidžia jam. Tai kažkas dar su mamytė reikia biškį. Žaidžia tą good cop, bad cop, žinai. Bet dar mažiukas, dar 5 metai dar auga. Taip, bet vis tiek jau nuo pat mažens, žinai, svarbu, ką skiepia į tą galvą. Mergaitės tai yra šventa. Šventa, negalima liesti. Dabar noriu tokį irgi trumpą žaidimą įtraukti. Žinai, yra žaidimas Fuck, Marry, Kill. Tai mes perdarėm su mašinom truputį, trasoj, gatvėj ir savartinė, tokie 3 variantai. Vieną tokiam, žinai, prasilėkimui į trasą, kitą gatvėse važinėti kiekvieną dieną, o kitą jau tiesiog vežti metalo laužą ir dabar aš tu duosiu 3 opcijas. Taip, tai bus tokie 3 neblogi, tai Gelikas, BMW M5 ir Porsche 911. Tai ką tu palauk turiu padaryti su jais? Išrinkti, su kuriuo lėktum į trasą prasilėkti, su kuriuo kiekvieną dieną važinėtum gatvėse ir... Į trasą tai greičiu, tipo? Jo, prasilėkti, ten pabandyti, bet toks, žinai, jau ne kiekvieną dieną. Gelikas, M5 BMW ir Porsche 911. Gerai, tai Porsche 911 turbūt trasui, nes jinai žema. Taip. Smagu galbūt visai prasilėkti, tada buvo M5, taip. BMW'as ir Gelikas, ne? Taip. Kažkur reikia prieš atiduoti? Jo, arba į savartyną. Nežinau, kuris pablogiau. Ką žinau, kad būtų jie normaliai, žinau, Gelikas gal... Kurį kasdienybėj pasirinktum? Geliką gal pasilikčiau. Gangsta. Gangsta, ja. BMW'as nežinau, ar gangsta, nebaisi gal. Gal labiau marozą. Gal marozą, ir tai, nežinau, Gelikas tai gangsta, jo. BMW'as tai, nežinau, taip. Sportiškesnis gal, žinai, o Gelikas kasdienybėje okei, ten su Geliku gal neprilakstytum, kažkiek palakstytum, bet jo vis tiek tas kubas riedantis gatvėje, žinai, jisai vis tiek tas pasipriešinimas ten juokingai su juo. Taip, gerai, antras raundas. Vaikų daiktai visi tilptų su Geliku. Taip. Šiaip kietai. Antras raundas, Passatas, paimkim 3 Golfą ir Audi Bulką. Beveik mano visas mašinas išvardinti. Rimtai. Gerai, Passatas, Audi Bulka ir Golfas, ne? Tai kaip tik tu, kaip sakome, esi ekspertas. Visi vienodų metų? Jo, daugmaž, tokia same energy, žinai. Visas turėjau, žodžiu, net ne Bulka, bet Audi A3 turėjau dar. Aha. Gerai, tai... Čia visos achuienos mašinos, nežinau. Visas į trasą. Gerai, pradėkime mąstyti. Tai į trasą. Kažką ir į trasą. Nei viena nevažiuoja, tai ten į tą trasą nežinau, ką ten su... Palauk, gerai, į trasą. Audi gal? Bulka, nežinau. Atrodytų, čia kontentai, bent jau kontentai, taip. Po to kita, po miestą, ne? Tai Golfukas pigiai važiuoji. Taip. Ir Passatas, Passatą gal atiduočiau.
Oh my god, aš paimčiau, atidaužino sąvartyną, laukčiau. Taip, ir dabar trečias raundas. Turim elektrinį Mustangą, tokį kaip tavo, Tesla ir Sparkiuką. Aha, kokia Tesla? Tesla, nu S, sakykime, Model S. Ok. Gerai, tai Mustangas everyday, Tesla į trasą, o Sparkas draugui. Blogam. Blogam draugui. Pliama, bet Sparkiukai, žinok, gatvėje, kai palaksto, kaip startuoja prie žalios jo. Žinok, man atrodo, kad tie žmonės, kurie būna jos išsinuomoja, tai biškai, kaip išpratėję. Na, elektra vis tiek važiuoja. Taip, iš vietos duoda Dievę padėk. Lengva, ta mašinytė ten, mažytė. Taip, kubelis irgi. Truputį dabar noriu apie tavo brandą NOK pabendrauti, vis tiek čia, manau, tokia yra gan ryški aktualija tavo kasdienybėje dabar. Ir vat truputį apie kažkokius ateities tikslus, tai vis tiek jau pasaulinio lygio kovotojai nešioja tavo brandą, jau vis tiek laužėsi ir tą sceną. Ar norėtum ją visiškai užkariauti, ar yra vat toks tikslas, kad paimti tą rinką? Taip, bandau vizualizuoti, kad bus NOK'as UFC rėmėjas. Ja, tai reikia kažką tai crazy įsivaizduoti. Manau, kad čia, žinok, nekreizė, aš manau, kad čia yra... Bet tai bandau pasvajot, vizualizuot, kaip taip atrodytų. Taip. Bet šiaip taip, į užsienį bandyti, Lietuvoje vis tiek tos lubos yra, tai nepriprekiausi čia labai daug. Jo. Ir taip jau labai daug turi, jau daros baisu gatvėje. Jau su visais sveikinti reikia. Bet fainai, tai... nes tu vis pamatai vis kitokį žmogų patikėjusi tavo kūrybą, žinai, tai... Jo, o užsienį tai ten gali varyti daug. Kažkokius ar etsus leidžiat, ar tiesiog patys susisiekėt su kovotojais, jau tai, čia irgi su kuriais aktualu? Tai abudu šitie, nes reikia kovotojo žymaus to šaly. Taip. O yra kažkokia atranka, kuris tau asmeniškai patiktų, ar tiesiog noris kuo žinomesnio ir biškai į asmeniškumus nesileidi? Tiesiog, kur man patinka. Okay. Nu jo, čia labai svarbu, žinai, vis tiek, kad tavo brandą noris, kad nešiotų visgi žmogus, kurio vertybėm tu kažkiek pritari, prijauti. Tiesiog man patinkantis kovotojai. Man patinka, kaip kovoja, tai tiesiog taip ir atsiranda. Man patinka, kaip juda ir parašau. Žinai, net parašyme tu gali jaučiasi tarp tų žodžių, kad tu prijauti tam žmogui arba ne. Vat man taip su fotosesijom, sakykime, būdavo, aš parašydavau kažkokiam žinomam žmogui dar pati būdama niekas, bet jie sutikdavo vien dėl to, kaip aš parašydavau, nes jie jausdavo, kad aš prijaučiu, kad man fainai, žinai, ir tai va, labai kietai. Tai vat kaip tik turiu tokį klausimą iš to išeinant, tai kas tau yra idealus NOK ambasadoris? Ar tai būtinai turi būti žmogus susijęs su kovom, ar tai gali būti tiesiog kažkokia, ar tai labiau svarbus vertybinis pagrindas, va taip, kad tau idealiai norėtus kažką įkišti į tą savo rūbus ir va kaip tu tą žmogų įsivaizduoji šiaip gyvenime? Nu, man svarbu, aišku, kad man patiktų tas žmogus, kad jis... Nu, tas kaip ir brendo vertybė, kad nepasiduok per sunkumus, nebūtinai turi būti tikrai kovotojas. Aišku, aplink mane daug tokių, tai dauguma tai ir supa tokie žmonės, bet šiaip tikrai nebūtinai turi tiesiog būti kovotojas iš savęs, nepasiduodantis, einantis, lipantis per save, kai ir sunku. Taip, nevykėlis žodžiu. Nevykėlis žodžiu, jo. Susigaudė. Jo, stiprus žmonės, stiprus, drąsus žmonės. Vis tiek esam visi matę tavo video reklaminius NOK brandų, žinai, labai patraukiantis akį, jie daugelis nueina viral, žmonės dalinasi kaip geriausia matyta reklama. Labai įdomu, kaip tai atsiliepia pardavimam. Ar ryškiai pasijaučia, ar labiau tiesiog brando žinomumui, kad žmonės pafollow, gal kai kurie, pavyzdžiui, užsienį nueina vis tiek. Aš įsivaizduoju, kad ir užsieniečiai pamato, ar tai kažkaip pritraukia realius pardavimus. Taip, kad grinai jaustųsi pardavimas nuo organinės reklamos, tai kad ten įkėlė reklamą ir ten nežinau, štuko orderių įkrito, tai taip nebūna, nesijaučia, tai bet kažkiek tai palaipsniui, kai pastoji darai, tai tų pardavimų vis daugėja, bet taip, kad konkrečiai įkėlė reklamą ir pradėjo baisiai pirkti, tai čia nežinau, turėtų tada sprogti turbūt worldwide, kad taip, žinai, taip išeitų. Tai kuria brando nuotaika vis tiek. Ir tu tam žmogui galvoj pasisėja tą reklamą, nes tu pradedi po truputį suvokti, kad tu galbūt nori būti to dalim, žinai, ką jūs komunikuojat. Ir, nu jo, čia turbūt nėra to tiesioginio, žinai, ten nėra, kad atsistojęs kažkas rūbus rodo, ir gal kažkas net nesupranta, kad čia rūbų reklama, žinai, iki galo. Tai
Taip, Ypač mūsų GTA. šaudot, gaudot ir, žinai. Jo, GTA video mūsų, tai tikrai ten... Šukosenas keičiasi, žinai. Retas supranta, kad rūbus reklamuojam. Bet čia, man atrodo, ir yra tas toks genialus, žinai, vat, dabar, kai sako tie ekspertai, kad reklamuok ne tai, ką parduodi, o vat, visą tą pardavinėk jausmą žmogui, nuotaiką ir man atrodo, kad tu esi final boss šito, žinai, įgyvendinimo šito dalyko. Jeigu ten sumaikė mojuosi, žinai. Jo, tai, žinai, parodyk mums kažką, ko mes dar nematėm. Tai. Pastebėjau, kad esi šiaip labai atvirai nusiteikęs kolabams su daug ko, tiek su atlikėjais, tiek su kovotojais, tiek su net restoranais, žinai, ta prasme, tai vat, man įdomu, kur jau brėžtum ribą, kad su šituo jau kolabo nenoriu, ar yra, žinai, gal ne konkrečiu žmogum, bet tiesiog, kad ar tau atrodo, kad yra bloga reklama visgi. Šiaip dabar jau kolabų tokių stengiamės daryti tik tai su fighteriais. Aišku, dabar nepaskelbėm, bet stengiamės daryti tik tai su kovotojais, jau ten su... Restoranas tai mano draugo buvo Ararato, tai dėl to, o šiaip tiesiog, taip toks iš savo rato, žinai, kas, bet šiaip tai su kitais... Mes padarom, pavyzdžiui, drabužius ir įmonėm, ir ten kariuomenį, tarkim, bet mes to nereklamuojam visai, mes jiem atiduodam ir viskas, jie nešioja, jiems smagu ir tiek. Cool. Tai dabar turėsim gegužės mėnesį kolabą su Žalgiriu krepšinio klubu, tai toks bus didesnis kolabas. Dar ruošimės čia tokius irgi kelis didesnius kolabus, tai dabar truputį stabdom, sakėm, kad tik tai darysim tokį fighter merchą, kaip ir ten kiti dideli brandai daro, taip. Tai tiesiog kovotojas, su kovotojo atvaizdu, kovotojo vardu. Kietai. O taip, kad su kažkuo tai, jeigu ir darom, tai mes pas save to nereklamuojam, tiesiog padarom, kad atiduodam ten verslui ar kažkam ir jie savo smagiai nešioja mūsų kurtą drabužį. Tai va, dabar užsiemam tokia dar veikla, kad gaminam drabužius pagal užsakymą. Bet tai nebūtinai su Noku, mes darome nemažai ir be Noko. Ten darysim dabar, man atrodo, ir gydymo įstaigai, žodžiu, aprangas. Geras. Tai ringė susidaužo, tada važiuoja gydytis ir visur akyse žmežuoja tavo kūrybą. Nokas. Tai bus jau kur nebenori, žinai, ligoninės važiavęs. Kietai. Šiaip, aš manau, gaminam kokybiškai, gaminam gerą drabužį ir dalinamės su kitais. Dabar turime nemažą komandą. Ne visada jie turi apkrovos darbui, tai pasileidom dabar tokį Nok Lab, tai per tą Nok Lab gali užsisakyti žmonės savo kažkokį tai... Geras, labai kietai. Kažkokį drabužėlį. Gal teks pasinaudoti, kaip sakoma. Ten dar buvo tai mums, kad užsisakėm belė kiek medžiagos, rulonų, jos nepaskalbė. Mes turėjom prieš tai vienokios spalvos juodos, tai juodi buvo perfect. Viskas gerai. Buvo pilki perfect. Užsisakėm juodus, ta pati identiška medžiaga, bet spalva kita. Taip. Ir užsisakėm nepaskalbę, nes galvojom, kad ta pati medžiaga turi būti tas pats. Taip. Iš tos pačios gamyklos, žodžiu. Ir paskalbėm, pradėjo burbuliuotis, žodžiu. Prigaminę belie kiek treningų buvom, tą likutį visą gražinom, žodžiu, tos treningus išdalinom. Ten vakam, visada gali, žinai, panaudoti, bet vėlgi, žinai, toks uždėjus tą savo vardą, net kartais nemalonu dalinti, gali tik saviem, vos nežinai, kur tu paaiškini, kad žinau, kad čia bus taip ir taip, bet jo vis tiek minusas tau nuo to, žinai. Tai minusas, tik tai va tokiem saviem, ten, žodžiu, į kaimą, ten to sūnui, ten tam. Tai va, žodžiu, ir buvo, jo, nusilta nemažai. Kaimuose su nuskaltais. Jo, su nuskaltais. Ten nėra, ten žiauriai tai blogai, žinai, kad ten ragas. Bet netitiko kokybės standarto. Bet ten ragas, bet ten paskalbi ir pasiburbuliuoja kažkur, ir ragas. Taip. Kiek visų tų jūsų kūrybos video procentaliai idėjų sugalvoji pats, kiek yra komandos indėlio kažkaip įmanoma įvertinti, kiek tai yra tavo idėjos ar didžioji dalis? Didžiąją dalį tai aš sugalvoju, bet aišku, pastoviai kažką gal ir užmeta, bet šiaip taip iš video pažiūrėjus mūsų, tai gal didžiąją dalį mano gimsta galvoj, bet tikrai gal tokia pradžia, žinai, stuburas tavo ir jau jie gali apipinti tada viską. Jo, tai aišku, čia tik tai pradžia, bet ten jau apipinimas visas, jau tas final produktas, tai tikrai nesakyčiau, kad vien mano, bet šiaip tai idėjas, tai dažniausiai pačiam gimsta galvoja. Taip, tą nuotaiką vis tiek tu turi padiktuoti, kokie kryptimi einam, žinai, ir tada jau... Šiaip pamatai, į kurią pusę tau atrodo, kad tinkama ir tiesiog tikrai minčių netrūksta man. Tų idėjų atsiranda tikrai nemažai. Ir daug, ir pastoju visokių labai daug idėjų ir ten nespėjus saugotis daugybę pamirštų jų.
Bet šiaip idėjų tai tikrai kol kas bent netrūksta. Tau taip viskas natūraliai gaunas, bet papasako kažkokio truputį ir vargo, papasako, žinai, kaip su to medžiaga neprotestuota kažkokio, vis tiek žmogus gal galvoja, čia pasivau maikę, nufilmavau kietą video ir viskas, aš jau sėkmės kelyje, žinai, tai kur yra tie visi sunkumai kažkokie gal iškylantis? Nu tai va, kaip ir sakiau, su tais paskubėjimais daug esu paskubėjęs, pagaminęs ir net neišvyto dienos šviesos. Šiaip labai daug turiu drabužių, kuriuos esu padaręs, bet niekad jų nesu išleidęs. Galvoju irgi tokį padaryti video. Sample sale? Tokį, gal ne sample sale, bet parodyti, kas per drabužių. Aš pats šiaip yra, kurios ir nešioju, bet man jie tokie netobuli. Tai ir ne iki galo vis tiek. Ir ne iki galo ir aš jų neišleidžiu. Okay. Arba būna, kad atsibosta greitai ir net neišleidžiu. Panešioju pats, jau ten po kokio mėnesio to testavimo jau man atsibosta ir... Ir supranti, kad ne taip, bet kaip faina, kad pas tave tokia griežta atranka, tada dažnai praeina tik tie, kurie jau verčiausi. Atsibosta ir viskas tada gal. Sunku turėti stoką visą laiką, norisi turėti daug modelių visą laiką. O jeigu turėti daug stoko, visų daugybės modelių, tai tada labai daug pinigų reikia. Tai šitą va sunku valdyti ganėtinai. Viskas į tą plėtrą milžinišką. Jo, tai vienu momentu tai buvo man ragas jau tiek reikalų. Šiaip pratęs prie reikalų, visą laiką ten gyvenu ten su 5 darbais, bet jau čia vienu momentu, kai užpuolė buvo, tai viskas, jau naktį prabudinėjau tiesiog. Atsikeliu naktį. Garsai jo ten pirkimų dar užduotis kažkokios vėjas. Atsikeliu naktį ir negaliu užmigti, nes minčių tai belikiek. Okay. Nu jo, čia labai svarbu susaldyti, kad neperdegtum, žinai, kad tas tavo širdies projektas nevirstų galvos skausmu ir namų darbų, čia baisiausia. Tai va, po to pradėjau, išsidėliojom darbus visus, kiek parduotuviai darom, tai ten gavosi, kad begalę darau aš pats, nesąmoningų darbų, kurių neturėčiau daryti. Tai išsiskyrstėm ir dabar tai tikrai ramiau šiaip. Jo, viską suvaldyti, suskirstyti, žinai, nes ne viskas turi būti ant tavo pečių, galų gale gebėti pasitikėti to žmogum komandui, kad jis gal padarys gal net ir 5% blogiau, bet bus bent jau padaryta, o ne tu išprotėjęs, žinai, ir vapšė nepadarytas tas darbas. Tai dar turiu apie Noką klausimą, tai kaip manai, ar būtum galėjęs pradėti šitą brandą anksčiau dar, ar reikėjo priaugti kažkokį psichologinį tašką gyvenime, kad tu būtum jį pasiruošęs daryti ir išbildinti taip, kaip dabar išbildinai? Tai čia iš tikrųjų yra mano ne pirmas brandas, aš turėjau anksčiau ir dar vieną tokį osų, irgi dariau ir ten ir marškinėlius, ir šortus, ir džemperius, bet iš pradžio atrodė žiauriai geras, logotipas perfect, bet po to atsibodo ir galvoju, koks negyvas. Kaip atsibodo, nebepatinka visai. O kodėl nepavyko jo taip iš... Nepatiko pačiam tiesiog. Atsibodo man jisai greitai. Tai gal kaip ir sakau, man tai būna... Šiaip tai paprastas, ten osų ir ten tokie sparniukai iš šonų. Ten visai atrodo neblogai. O po to kažkaip gimė Noko idėja. O gimė Nokas tai labai įdomiai. O yra tas žodis konsoliduoti ir kažkoks toks. Žodžiu, tiesiog aš šiaip medituoju ir man jis tiesiog gimė sėdint lovoj, medituojant ir tiesiog aš dar atsimenu tą momentą, kada man taip įkrito į galvą tiesiog. Knock su brūkšniuku į apačią, jo, knockdown tipo. Nes norėjau, vis galvodavau kažką tai tokio, kad būtų susijęs su kovom, bet netiesiogiai. Taip. Nes jeigu ten rašysi knockout, nors tas brandas irgi yra negyvai, skamba baisiai. O kažką tokio įdomesnio, kad ir logo kažkoks įdomesnis būtų. Tiesiog įkrito į galvą. Bet čia taip ir veikia meditacija, ir sako, tu visus atsakymus tu žinai ir tu gali pasimti, jeigu tu tik sugebi nustot blaškytis, žinai, ir geras, kaip fainai. Žodis toks. Prominam meditaciją. Jo, meditacija tai gerai, nes kaip ir man čia jau buvo, pradėjo tų reikalų čia daugėja, tai tik tai vienintelis būdas nusiraminti, nes gali nulėkti stogas. Taip, tiesa. Bet sunku ir prisivers, kai išsilėki, žinai. Taip. Ir atrodo rimtesnių reikalų negu nes jinai nėra toks labai apčiuopiamas tas rezultatas, žinai, ir reikia ir viskas, bet čia ir išlenda tavo disciplina ir tavo... Esi šiaip labai pozityviai visų vertinamas visą laiką. Kaip manai, ar tai iš tiesų atitinka tavo labai tokio chill guy įvaizdį, ar tiesiog neparodai galbūt dalykų, už kuriuos ten galėtų kažką supykdyti, kažkas ten pradėti. Tarsi, ar pasilaikai savo nuomonę savo kartais ir patyli, ar net jeigu ir nepasilaikytum, vis tiek nebūtų prie ko prisikabinti? Šiaip tikrai, sakau, dažniausiai kaip
keliu videkus ant YouTube, nelabai galvoju, ką aš ten kalbu, daug maž tiesiog atsipalaidavęs kalbu, negalvodamas daug. O manau, šiaip gal tas pozityvus toksai feedbackas žmonių, tai kad aš pats toksai nesu piktybinis, esu pozityvus, tengiuosi visą laiką išvelgti kiekvienoje situacijoje kažką pozityvaus, toksai, tai dėl to ir gaunu tokį atgalinį. Gerai. Aš irgi taip apie tave galvoju. Žinai, kartais būna realybėje susipažinus, ten kartais atrodo, kad kiti žmonės kažkokiam vaidmenį ar dar kažkaip, tai labai nuo tavęs ir jaučiasi tas čilgai ramybė. Kind of. Cool. Tai dabar pabaigai dar noriu užbaigti, patikrinti tavo kovotojo reakciją, truputį pasivaržysim su paskutiniu žaidimuku ir mūsų kelionė čia ir baigsis. Saulytė išlindo, žaisim pavasarišką žaidimą, Spring Game vadinasi, reikia pagauti kuo daugiau pavasariškų simbolių paspaudinėti, o neimti snaigių ir neimti lapukų. Tai aš parenku mums sunkiausią levelį ir Start Game. Taip, renkam tik pavasario simbolius ir viskas vis ekstremalės. Jo, neskubėti, nestresuoti. Nu gerai, čia reikės gal apie ranką, ne? Čia sakau, čia viskas ekstremaliai. Fuck, bro. I know, bullshit, TV kids. Ką? Laimėjau! Tavo 103, mano 102. Susipylė ant galvai. Ačiū tau, Matai, labai. Kad tavo mylimas mašiniukas būtų dar labiau mylimas, turim jam jo priežiūrai truputį tau dovanėlių ir turime mūsų šio pokalbio prisiminimui sukurtus marškinėlius, netgi su tavo vardu, su pirštinaitėm iškabintam ir žodžiu, čia va tau atsiminimai nuo mūsų. Ir dar Žalgirio bilietus, sakoma, netyčia prijauti. Krepšinį? Taip. Taigi sakiau, kad prijaučiu. Iki. Labas, Ernesta. Labas. Labai malonu susipažinti su tavimi. Ir man. Taip, tai noriu žiūrovam greit pristatyti, nors turbūt ir nebūtina, prie mūsų prisijungia žmogus, kuris įnešė stipriai Lietuvos vardą į vieną didžiausią MMA organizacijų, didžiausią, tai UFC, ir ryškiausia mūsų šalies MMA kovotoja, tai Ernesta Kareckaitė. Tai iš tikrųjų pradėti norėčiau nuo klausimų prie automobilio, tai gal mes tave visgi iš tavo antrų ar net pirmų namų išvesim į lauką pasižvalgyti, kas ten stovi priparkuota lauke. Tai mums truputį papasakosi, tai galim keliauti. Gerai. Tai Ernesta, papasakok, ką dabar vairuoji, kas lėmė tokį pasirinkimą ir kas čia tave įkvėpė, kas per automobilis, koks emocinis ryšys su juo apskritai? Tai čia yra BMW 730. 2014 metų. Iš tikrųjų, tai labai myliu šitą mašiną, man jinai tokia labai artima, man patinka ta tokia klasė, aš jaučiuosi gerai, komfortiška mašina, bet kur galiu važiuoti, jaučiuosi labai patogiai ir nežinau, man šitą labai mašiną patinka, bet noriu jau atsinaujinti, tai galvoju apie tą naujesnį, tą G11 jau. Aha. Tai šiaip nežinau, 7 BMW'as yra kažkas tokio, prieš tai turėjau senesnį. Va, čia mano žmogus. Prieš tai turėjau senesnį, tavo irgi. Ai, turėjai dar? Rimtai tai, kaip mano? Ja, ne, turėjau tą 27 metų, tai, bet tavo irgi, nu, tas... Ai, tiesiog vis metai saugia, ne? Geras, tai, ta prasme, labai džiaugiuosi, mes šiandien išrinkom tiesiog tobulą automobilį pasivažinėjimui, nes būtent su 7 klasės BMW ir važinėsim, tai labai smagu. Ar nebuvo kažkokių replikų, kad kaip ir dėl sporto, žinai, kad vos nemoteriškas automobilis, kad ten kažkoks kompaktiškesnis galėtų būti, nes aš visokių nesąmonių girdėjau, įdomu, ar tavėjas pasiekė. Iš tikrųjų, tai ne, realiai, kai šitą mašiną turėjau, kaip tik toks buvo, kad, nu, tinka didelė mašina, jo, tinkanti, tu turi maloniai jausis ir jeigu tau patinka, gerai, tai tobulai visas. Taip, visiškai tiesa. Tai jeigu, pavyzdžiui, tavo pačios charakterį reiktų apibūdyti per automobilį, tai jau turbūt kažkas į tą pusę jau ir nusėstų. Okay. Ar yra kažkoks svajonių automobilis toks, nu jau visiškai iš kitos kategorijos, kur pasvajot, pavarvinti akį, bet žinai, toks gal, kur nebūtinai pirktum, nes tiesiog gal neadekvatu? Iš tikrųjų, tai nežinau, nėra taip, kad turėčiau kažkokį, kad būtent šitas man yra labai daug mašinų, kurios yra gražios, bet turbūt po šito tas eina G11 ir paskui po jo tada vėl galvosiu, nėra taip,
kad šokčiau, kad aukščiau bambos, tai taip kažkaip apsistoju, bet man šitie klasika yra. Okay. Vis tiek turbūt automobilis tavo gyvenime labiau yra pasiekti kažkokį tašką patogiai, komfortiškai, o ne kažkokiam ten pasidraskimui gatvėje. Tai ir svarbiausia, kad tos komforto kriterijus atstovėtų. Manau, kad taip man svarbiausia yra, kad aš jaučiu komfortiškai, kad man nereikėtų galvoti, kad čia nepatogu ar kažkas visą laiką. Okay. Malonumas. Puikus pasirinkimas, žmogus žino, ko nori, labai labai faina. Taip, norim dabar tokį mini žaidimą. Pažaist gali ateiti, va čia biškerčių, manęs dar pasimsim mašiniuką, aš tu pajunginėsiu automobilių foto ir pabandysim atspėti automobilio markę, modelį, jeigu pavyks, ir pabandyti jo kainą daugmaž 10 000 tam, žodžiu, intervalę. Tai čia būtų pirmas. Tai čia Porsche. Taip, pavyks dar patikslinti. Ne, nežinau, neatsimenu. Nesvarbu, Porsche neatsimenu, taip, toliau ir kaina daugmaž, nu tokiam. Šitas, man atrodo, apie 30 gal turėtų būti, ne? Šit daugiau. 70. Gerai. Matas šaudė viską į didesnę pusę, tai tu gal šaudys į mažesnę. Taip, sekantis mūsų kandidatas. Jeigu reikia, gali zoominti. Ne, viskas yra Ferrari. Nu, tai šitas tai jau turėtų virš 100 gabalų kainuoti. Apie 2 gal net. Ok, dar patikslinsi, kad per 10 galėtume? Gerai, 20, sakau. 1,5 mega. 1,5 skaita. Čia apvalina, susiapvalin, viskas nusikencelin ir turim. Taip. Gerai, tai čia jau tas 7. BMW X7. Tai va, šitas yra į tas, kurį galima parvarbinti eilę. Šitas yra geras. Tai va, šitas irgi žiauriai brangus. Aš irgi gal skaičiuoju apie 100 spam. Užskaitom. Taip. 1,5, taip. You're there, ką čia turim? Čia tada turim turbūt X7, bet elektrą, ne? Biškai mažesnis. X6? Dar biškai. X5? Dar biškai. Nu gerai, X3. Pasakė. Tai čia elektrinis jau bus. Taip, jau truputį toks prieinamesnis. Jo, tai šito mažesnė turėtų kainą. Apie 9, gal apie 100 būtų. Apie 9. Dar mažiau, 7,5 gerai. PM8. Kadangi PM8 šiandien vėl apvalinas, mes esam labai arti visko. Kasgi čia? Kas čia toks? Čia yra Hyundai arba Honda. Honda. Aha, Honda. Tai, bet šitas tai kiek? 1000? 1000. I love that. Kadangi per 10 paklaidų, tai iki 6000 dadraugiam. Tai gerai, šiaip sakiau, šitą per 5000 paklaidų darysiu, tai nice. Man patinka šitas spėjimas. Ir kas čia per meno kūrinys? Mane nežinau. Nuoširdžiai aš irgi tai. Nežinau, bet čia amerikietiška bus, turbūt. Žinok, man atrodo, iš pavadinimo man aš labai neamerikietiška. Ne, nežinau, neįsivaizduoju. Gerai. Ir kainą daugmaž galime įvertinti iš vizualo. Bet apie 100 turėtų būti. Manau. Čia yra Sangyong Rexon automobilis. Išvis. Kad ir kas tai yra. Taip. Atrodo gerai, bet čia yra niekas. Tai va, gerai. Super, pasitikrinom automobilių žinias, tai galim dabar šokti jau savo patogią karietą, jo įsipatoginti ir truputį pasibendrauti kitom temom. Labai gerai. Noriu pradėti vis tiek nuo tokios įžangos. Aš domėjausi tavo jaunystė, kad tu visą laiką buvai labai artima sportui ir kad nu, tavars net tavo abejonių dėl to nekilo, bet kada supratai, kad sportas bus tavo kelias? Ar visi lydėjo tas toks žinojimas, kad tai bus, ar kažkada ta mintis taip jau įsitvirtino, kad nebekilo abejonių? Iš tikrųjų, tai nuo pat mažens man buvo sportas pagrindinis dalykas, nes mano mama visą laiką sportavo ir aš tiesiog mačiau tą pavyzdį. Tai realiai aš į baseiną jau atėjau 4 metų, tai aš nuo pat mažens visą laiką buvau. Ir jutais kaip žuvis vandenyje. Jo, ir visą laiką, jeigu kažkas paklausdavo, ko būsiu, tai visą laiką sakydavau sportininkė. Tai ta prasme, tas buvo nuo pat mažens. Labai fainai, kad tai ir išsipildė, žinai, kiti žmonės primesti kažkokių išorinių nuomonių, kartais patys pameta tą savo tikrą svajonę, tikrą kelią ir, žinai, gyvenimas taip pameta tokį šunkelį ir nuklysta nuo to. Tai labai smagu, kad tu esi savo šitam kely, savo dalyke. Ačiū labai. Kaip manai, tu pradėjai 16 kažkur, ne, kovinį sportą sportuoti, tai labai įdomu, ar kaip įsivaizduoji, kur yra tas jau amžiaus riba, nu kur jau galbūt šiek tiek per vėlu tapti profesionalu tame dalyke, man jau turbūt per vėlu truputį. Iš tikrųjų, žinok, galiu pasakyti, kad nelabai yra tų ribų, nes tarkim yra, kurie, pavyzdžiui, sunkiasvoriai pradėję yra ir 30 metų ir viskas normaliai. Tai aš manau, kad labai priklauso nuo to, kiek tu
pasiruošęs tam atiduoti savęs ir manau, kad vieni, žinai, ilgiau mokosi tam tikrų dalykų, kiti greičiau viską pagauna, vieniem vieną dalyką gali pasakyti, jis jau kitą dieną darys labai gerai, Taip. o kitam gali savaitę kartoti ir jam sunku. Skirtingai įsisavina. Jo, tai Ir vis tiek gal yra dar toks natūralus polinkis į tam tikrus dalykus, žinai, kur tavį tik reikia tai pažadinti. Jo pradžia visiems gal šiek tiek sudėtinga, bet jau turbūt tau taip ir buvo, žinai, kad tu turbūt labai greit pajutai, jeigu neklystu, ten vos ne po kelių mėnesių ir varžybose dalyvavot kažkokiuose. Ne? taip, tai va, būtent gal labai ir teisingai sakai, kad tarkim atrandi tą savo tiesiog tą tokį cinkelį Taip. ir tiesiog jį paliečia, žino kaip prie jo prisiliesti ir viskas, ir tu tiesiog pasiruošęs atsiduoti tam žmogui, kuris tave mokina ir kai taip įvyksta, aš manau, natūraliai viskas gaunasi. Čia turbūt irgi labai svarbu tą žmogų pasirinkti teisingai. Man atrodo, kad tavo su treneriu nuostabus yra ryšys ir kad tai yra labai didelė dalis tavo sėkmės, žinai, nes galbūt kai kurie žmonės tiesiog irgi negalima visko numesti ant trenerio pečių, nes tu ir pats iš savęs turi būti motyvuotas, žinai, visų pirma jam parodyti, kad į tave verta investuoti ir laiką, ir pastangas, bet kartais galbūt ir talentingą žmogų gali ir treneris pražiūrėti tiesiog, žinai, ir vat, kažkur nepataikyti, kad jį įkvėpti kažkokiam tolimesniem žingsniam. Tai vat, būtent su treneriu girdėjau, kad net savo sporto pradžiai pradėjot jau nemažai, tiksliau mažai laiko praėjus žiūrėti UFC ir pasvajot net, kad, žinai, galbūt vat, ir jūs čia būsit. Kažkaip man atrodo, kad tiek, kiek klausiaus tavęs kalbant, tu labai pas tavai yra toks stipri minties galia ir toks pasišventimas tam dalykui, kur, žinai, atrodo, kad net jeigu tai nėra galbūt logiška iš pradžių, tavo tas nusiteikimas tau atidaro visus kelius ir aš to labai žaviuosi, pati tai propaguoju ir man kažkaip vat, labai faina. Tai kaip vat, tas jūsų minčių procesas, ar jūs abu su treneriu taip iš geros pusės delusional, kad, ta prasme, nu, žinai, vat, taip pasišvesti ir susigalvot, kas kitam atrodytų, žinai, kur net baisu pasakyti, apie ką svajojat, nes tu net nenori sulaukti tų kvailų žvilgsnių. Tai vat, kaip tas jūsų minčių procesas vyko apie tą UFC, kaip tai šovė į galvą ir kada jau pasirodė, kad tai gal tikrai realybė? Aš labai gerai prisimenu, kad mes pradėjom žiūrėti UFC ir pradėjom domėtis tada, kai pirmą kartą kovojo John Jonesas su Daniel Cormier. Tai jų pirma kova, aš nepamenu, tiksliai kelintais metais buvo, bet čia nebuvo labai ilgas laiko tarpas nuo to, kai aš pradėjau lankyti, mes tiesiog pradėjom domėtis ir ta kova buvo toks cinkelis, kada jau mes domėmės ir tiesiog pradėjom galvoti, kad mes būsim, pradėjom kalbėti apie tai, kad nėra daug merginų, kad... Taip, o kodėl būtent ta kova? Kas ten jo įvyko? Mes tiesiog pradėjom kalbėti apie UFC ir ta kova buvo ten labai didelis ažiotažas tuo metu buvo ta kova, tai nes John Jonesas yra tiesiog visų laikų geriausias kovotojas ir mes kažkaip žiūrėjom ir vat, būtent aš atsimenu, kad mes kalbėjome apie tą kovą ir tiesiog mes jau mąstėm apie tai, kad nu, tenai įmanoma būti, kad Ronda Rousey kovoja, kad nu, tiesiog tie dalykai man neatrodė, žinot, kaip būna, kad kitiem atrodo, aš negaliu apie tai mąstyti, nes čia tiesiog neįmanoma. Ir tu pats save uždarai. Man atrodo, kad nu, jie kovoja tenai, įmanoma ir mums. Aišku, ta prasme, mums yra, tiesiog reikia daugiau pastangų, kad mus pamatytų, tu turi būti teisingai vietai, tinkamu laiku ir taip toliau, viskas. Bet tiesiog... ir tai įrodė, kad yra įmanoma. Taip, ir tiesiog, nu, kažkaip pradedi galvoti, tikėti tuo, eiti link to ir visą laiką, nu, tas turi kažkoks būti taškas link kurio tu eini, o ne taip, kad nori būti geriausias kur, kame, kada, kur. Neaišku, kur jo. Labai sunku taip be tikslo judėti kažkokia kryptingai. Ar buvo kažkokių kovotojų, gal moterų, kurias va tada žiūrėjai per ekraną ir pavyko jas sutikti realybėje, nesvarbu, nu dar nekovoji, sakykime, bet vat, kažkokių, vat, kad, žinai, varvindavai į seilę jas ir tą jų pasiekimą ir tada jau tu tiesiog prasilenkinėjai su jom bendroje erdvėje ir tu supranti, kad tu esi ten pat. Tai vat, iš tikrųjų tai buvo tas taškas, kad aš susipažinau Jacksonville su Holly Holm, tai va, jinai buvo viena tenai pirmųjų, kurias aš matydavau ir tas pats John Jones, tai aš jį pamačiau. Čia iš vis jau, jo, geras, kaip fainai, nu va čia maksimalus pavyzdys, kaip tas manifestavimas, atsidavimas, nenuvertinu niekada darbo, nes be jo niekas nevyksta, sėdint ir vizualizuojant, bet kitus savo galvai visų pirma leidi ten atsidurti ir tada jau veiksmais eini, tau ir atsidaro tie vartai, žinai. Tai... Aš manau, kad apskritai juodas darbas yra labai priklausomas nuo to tikėjimo, kad tu tiki tuo savo darbu ir tu tiki, kad įmanoma link ten daeiti. Bet jeigu tu dirbsi ir neturėsi tų taškų arba tiesiog tikėsi, bet čia viskas ateis ant lėkštutės, tai niekada taip nebus. Taip, faktas, dar niekas nepritikėjo iki kažkokių didelių rezultatų. Turbūt vis tiek teko kažką nuveikti dėl to. Būtent. Taip.
Tai nors šiaip tai yra individualus sportas, iš esmės labai daug lemia tavo komanda, tavo užnugaris ir ką jie nuveikia. Kaip tu, nežinau, ar procentais norėtum išreikšti, bet kad žmogui lengviau būtų suprasti, kiek tas jų indėlis lemia iš tikrųjų tavo to pasirodymo ringe? Tai iš tikrųjų aš manau, kad yra labai didelis darbas komandos, nes tiek pasirašymo metu yra visa komanda, kuri tau padeda ruoštis, ta prasme yra tavo partneriai, nekalbu apie tai, kad yra tavo treneris, kuris ruošia planą, ruošia tavo techniką, ruošia kaip tu atrodai, apskritai visos treniruotės, viskas. Nu, ta prasme, kad jie yra šalia tavęs, kurie tave lipdo iš akmenuko ir tu tiesiog turi tenai jau nueiti ir parodyti save, bet realiai visas tas procesas, tai treneris pats pirmas, kurio, nežinau, indėlis gal, net nežinau, aš, ta prasme, įvardinčiau, kad vos, žinot, tas pats žmogus kaip aš, lygiai taip pat eina ir ten kovoja, tik tai, kad jis mintimis, o aš tiesiog kūn turbūt darau tą, ką reikia. Perduodi išminti kartu sukurtą. Tiesiog, o visa komanda, tai jinai ir tiki, ir tu jauti tą tikėjimą, palaikymą, tas pats pasirašymo metu, jie tave spaudžia, kad tu būtum geresnis. Jeigu jie nesistengs, kad tau, tarsi būtų sunkiau, kad tau, reikėtų lipti per save, tai tu niekada nepajausi to, ką tau reikia išgyventi. Tai aš manau, kad visa komanda yra labai labai didelis darbas, žmonės, kurie padeda tiesiog vieni finansiškai, kitaip tiesiog mintimis būna šalia, tai aš manau. Bet kiekvieną labai vertini ir jų tą visą stiprybę sukaupęs eini pademonstruoti jūsų išgimdyto rezultato, žinai. Tikrai. Žinai, tą atsakomybę ant tavo pečių išneša, viską perduot, žinai, nes atrodo kartais gal net ir nepavyksta iki galo visko kaip padaryti, ir tada būna labai skaudu, nes jauties, kad nuvili tą visą komandą. Tai... Žinai, man atrodo, pralaimėjus jau net geriau būtum vienas, nes nejaustum atsakomybės. Tipo, žinai, jau geriau tada, kad bent jau pralaimėjau tik aš pats, o ne, žinai, nereikia dalintis to pralaimėjimu, bet iš kitos pusės jie tai, žinai, su bet kokią meilę palaiko ir ta prasme nori pastatyti tave ant kojų ir tikrai nekaltina, kad mes čia stengiamės, o tu nuėjai ir pralaimėjai, žinai. Tiesiog išjaučia tą patį ir tas labai jaučiasi tiesiog, kai yra gerai, visi jaučiam tą patį ir kai yra blogai, visi jaučiam tą patį ir tas toks jau tikrai ta komanda yra kaip šeima ir tu jauti visą laiką, kad tu esi tas toks apgaubtas tų žmonių šalia, tai čia labai svarbu. Ar pameni kažkokią situaciją, kaip jau pati galvojau, buvai kažkur labai neigiamai, gal, pavyzdžiui, kovos metu tarp raundų. Ir kažkaip komanda tave prikėlė antram kvėpavimui. Ar yra buvę tokių situacijų, kur jau biški pati palūžai ir, gal nebūtinai kovos metu, bet komanda įsikišo ir sugebėjo tavo galvoje kokį 108 ten apsisukimą padaryti? Tai aš manau, kad tai būna, kai treneris... Ne, kovoji tai ne, kovoji, ta prasme, visą laiką būna tas toks, tu žinai, ko eini, tu visą laiką ta prasme, nėra laiko palūžti. Taip, o manau, kad galbūt visą laiką būna tada, kai treneris yra šalia ir yra šparingai ir tu turi taisyti tą savo klaidas, tarp raundų tu turi keistis ir manau, kad tuo metu yra, kada treneris sugeba tą 108 visą laiką apkeitinėti, kada jam... Įsikišti laiką į vietą. Taip, tai treneris yra tas, kuris moka tą daryti ir, žinot, valdyti tam, kaip užviručių, kur reikia tam patemti. Geras. Tai dar tęsiant truputį apie trenerį, kodėl būtent tavo trenerį visi taip giria ir taip net su tokiu kažkokiu magišku prieskoniu. Kaip jisai į tą žmogų įsijaučia, mintis skaito, ką jisai daro, aš jau noriu ateiti sportuoti pas jis jau. Gerai, pabandysiu ir suprasti, bet iš tikrųjų jisai toks žmogus, kuris yra labai empatiškas, jis labai išjaučia žmogų ir kada jisai yra šalia, kaip ir gerai paminėjai, jisai moka laiku ir vietoj tau pasakyti, ką tau reikia. Tu jautiesi, kad esi saugus. Ta prasme, kad teisingas žmogus yra šalia ir apskritai jisai yra griežtas, teisingas ir tu žinai, kad niekada nežaisi žaidimų, kaip čia pasakyti. Tai jis toks teisingas, bet to pačiu labai labai didelę empatiją turi ir jaučia žmonėm. Tai tas labai jaučiasi, žmonės nori prie jo būti, nori iš jo semtis tos patirties ir juo tiki, nes jo tie žodžiai paliečia ten, kur reikia. Kaip tik norėjau sakyti, pabandyti šiek tiek atspėti, nes empatija žmogui labai dažnai duoda tokią super galę. Jis vaikšto kaip tau veidrodis ir jisai tave pajaučia kartais geriau negu tu pats. Ir jisai, žinai, tau pasako tai, kad tu gal bandai nuo savęs nuslėpti, bet jis vis tiek mato kiaurai. Tai prie tokio žmogaus silpnesniem gal net baisu būti, nes jeigu yra dalykų, kurių pats nenori pripažinti, gali būti nemalonu, nes jisai pasakys taip, kaip yra, žinai. Tai jis būtent toks žmogus, kuris turi tą dovaną, kad kiaurai nepaslėpsi. Jo, geras, kaip fainai. Labai čia tokia stipri, ryški savybė.
Tai vėl noriu sugrįžti dar truputį prie tos minčių galios. Ar yra dar dalykų, ką taip pasišventi ir taip atrodo, kad net pusiau magiškai, bet kaip ir suvoki, kad tavo darbu tai išsipildė. Ar tu tai kažkaip specifiškai praktikuoji, ar tiesiog tokia iš savęs esi, ar tai atradai gyvenime, kad tai pasišventus tai suveikia. Kaip tavo santykis su tuo, su darbu, su galva ir tokiu net biški, su to tokiu magijos prieskoniu? Aš iš tikrųjų, galbūt aš kaip buvau maža ir man mama visą laiką pasakodavo apie tai, kad jinai dalyvaudo olimpiadai, ten būdavo aukščiausio lygio varžybose. Aš kažkaip visą laiką žinodavau, kad tiesiog įmanoma būti tam aukščiausiam lygiai ir, ta prasme, ir viskas eina per tą juodo darbo prizmę ir kažkaip aš visą laiką tą santykį turėjau, kad jeigu aš apie tai mąstau, noriu ten būti ir daryti, ir man įmanoma to gauti ir aš kažkaip ties visko bandau daryti, tarkim kažką, nežinau, kažką ten ar nori nusipirkti, ar kažką turėti, ar pasiekti, ar dar kažką, tu visą laiką turi apie tai mąstyti. Pirma suleist galvoj. Vizualizuoti tą, kad tai įmanoma ir aišku tada susidėlioti tuos taškus, kaip tu link to eini ir atiduoti viską, kad tau būtų įmanoma, nes jeigu tu eini taip kiaurai ir taip galvoji, viskas, čia vienas taškas ir jį iškart pasieks. Tai tikrai ne, tas yra maratonas, tos stotelės, link kurių tu eini ir tu dėlioji iki to paskutinio taško, kai jį palieti, tada tu matai, kad dar atsidaro daugiau tų variantų. Tai aš manau, kad turi visą laiką dirbti su galva, kiekvieną dieną apie kažką mąstyti, kažką tobulėti. Ir ieškoti būdų jo vis save patobulinti. Labai smagu, kad tavo mama toks nuostabus pavyzdys buvo, žinai, kitiem būna visai, tėvai, kuriem kartais nepasiseka, nenori tą perduoda savo vaikam, kad, žinai, vos nesupykė ant pasaulio, kas nesusidirba. Yra ir tokių, kuriem nepasiseka, bet jie bandė ir jie perduoda tam vaikui, kad visada verta bandyti, žinai, ir vis tiek, labai ankstyvam amžiui vis tiek formuojasi tas požiūris, kas tau gyvenime šviečiasi ir kaip tu jį suvoki. Po to gali būti labai sunku save perauklėti, tai labai faina, kad pas tavai yra toks tvirtas pamatas šito klausimu. Ar prisideda papildomo krūvio ant pečių vien dėl to, kad esi mergina ir tų tokių kažkokių durnų replikų, durnų klausimų, ar jau visiškai, ant tiek tavęs tai nebepaliečia, gal kažkurio metu labiau erzindavo, kad žinai, buvo tokių vos neprieštaraujančių, kad čia ne tau ar kaip? Manau, kad buvo pačioj pradžioj, nes tada, kai aš pradėjau, buvo labai tas toks tabų dalykas, nebuvo taip, kad buvo merginos, jeigu eidavo, tai eidavo tiesiog šiaip dėl savęs, nebūdavo taip, kad varžybose dalyvauti, varžybose atvažiuodavo, būdavo labai mažai. Būdavo, kad labai mažai merginų būdavo tose varžybose, ta prasme, tiesiog retas atvejais. O dabar tai jau yra bumas, jau dabar jau yra ta banga. O kaip tai reaguoja? Tau kaip tik faina, kad daugiau žmonių domisi šito sportu? Labai, man smagu. Nėra, kad tipo, aš jau čia buvau anksčiau, jūs dabar visi. Ne, man smagiausia iš tikrųjų tas, kad moteris ateina sportuoti ir tas toks, kur jos parašo, tipo, ar galiu ateiti sportuoti, labai bijau, pirmas kartas, niekada nebandžiau, bus labai nauja. Labai faina, tu jom toks kaip paguodas prieglobstis, žinai. Ir jos taip ateina ir tada pabando ir sako, aš galvau, kad man tipo sudaužys galvą. Grinai, ateisi pirmą dieną ir tau sudaužys galvą. Ir tarsi, jų tas toks nuo seno įsisavinęs dalykas, kad tipo, čia yra galvų daužimas ir viskas. Tik vienintelis dalykas, ką tu tipo, gali daryti salėje, yra daužyti galvą. Tai ne, jos ateina, įsikrauna ir supranta, kad tu per tą prizmę, kada tu ateini, tu turi daryti tą techniką, kombinacijas ir tu negali apie nieką kitą galvoti, nes niekas nesigaus. Ir tada ateina, išsivalo galva, išsiduodi ir toks ramus. Taip, aš per savo gimtadienį dariau, visi, ką darau, kas man tais metais aktualiausia, darau tokias veiklas. Tai šiemet buvo šizo boksas, tai pavadinau, nes tipo kaip ir kickboksas, bet nerimta, kad draugai nesureikšmintų, nes buvo merginų, kurios taip ir nebandė, nes sakė, bijau, vis tiek bijau, bet mes darėm šizo boksą, tai tokie ten bajerio formai, žinai, ten su smagumo elementais, kad ten per daug nepavargti. Ir mano mama pati, žinai, irgi pirmą kartą tada pabandė, pirmą kartą piršnes užsidėjo, jinai tokia labiau damutė ir sako, kaip fainai, kaip patiko, tu išsidaužai, va, būtent tu palieki labai daug ten atiduodi, paleidi, žinai, ir galima ir vien tokiu tikslu. Aš pati tokiu tikslu dalinai pradėjau, žinai, bet irgi labai patiko, nežinau, kokie mano tikslai dabar toliau, bet niekada negali žinot gyvenime ir tikrai labai fainas sportas ir be jokių nusistatymų tikrai verta kiekvienam pabandyti ir kiekvienas tą savo kažką gali išsinešti, žinai. Tai... Būtent tiesiog paleisti mintis, pabūti tik tai su savimi ir paleisti viską, kas galvoja, tiesiog išsiduodi. Tai jautiesi išėjęs, nieko nenori pykti, jautiesi ramus, nieko nereikia. Taip. Tai tikrai labai gerai.
buvau nugirdus, kaip minėjai, kad vaikystėje, jaunystėje, paauglystėje save labiau atrasdavo į vaikinų kompaniją, nes tiesiog ten pomėgiai labiau sutapdavo, bet vis tiek dabar gal yra pažįstamų jau ir kitų kovotojų merginų, kurių, tarkim, tie pomėgiai panašesni jau į tavo, tai ar jau pavyksta su jom rasti bendrą kalbą, ar vis tiek geriau kažkaip jautiesi vyrų kompanijoje. Ir dar prie to paties prijungsiu klausimą, kaip išvažiavus kovoti yra su merginom, nes kartais tarp merginų čiut vis tiek vyksta kažkokių daugiau dramų po vandeninių vandenų, aišku, gal kovotojų pasaulyje ten dramų ir tarp vyrų užtenka, bet ar nėra kažkokių tokių mean girls, tokių kažkokių piktų žvilgsnių iš merginų, tokių, žinai, kad konkurencijos, bet jau tokios dar papildomos, apart to, kad jūs ir taip einat kovoti? Nu, iš tikrųjų Lietuvoje, kai būnu, tai man vyrų kompanija visą laiką yra ta pirmutinė, kurioje aš esu, nes mano visi salės draugai yra vyrai. Taip jau ir natūraliai dar gavosi. Tiesiog gaunasi taip, kad aš su jais visą laiką būnu, o kai išvažiuoju į stovyklas, tai tu turi visą laiką bus tarp moterų tas toks kitoks tiesiog, kaip ir sakai, žvilgsnis ir taip toliau, nes tu turi įrodinėti, bet kai tu įrodai savo, tu tada pradeda kitaip šnekėti. Visą laiką taip būna. Taip, ir kai susipažįsti, žinai, labai dažnai būna vis tiek tu ateini, tu ir pati jauties nejaukiai atėjus ir tu visus kitus išsigandusius žvilgsnius žiūri, kuris gali pasirodyti gal net susireikšminės, o tada pabendrauji, žinai, tu šiaip labai draugiška, paprasta, tai man atrodo, kad nesunku, jeigu atvirą širdim ateini, labai nesunku tave priimti ir pažinti ir žinai, pamėgti ir nebežiūrėti ant to kryvų žvilgsnių. Žinai, tada kryvų žiūri tik tie, kurie patys per save nebeperlipa. Būtent. Galų gale taip. Aš irgi taip manau, kad, tu turi save parodyti. Jeigu tu eini, pavyzdžiui, tavo sferai, tu turi tiesiog save parodyti per tą prizmę, kaip tu bendrauji, kaip komunikuoji, kaip tu supranti savo situaciją, o per mano prizmę tu tiesiog padarai treniruotę ir tada supranti irgi lygiai taip pat, kiek tas gali ir tu supranti, kad nori dirbti, o ne taip atėjai, kad šiaip. Tai manau, kad... turbūt jau iki tavo lygio ten šiaip be slampinėjančių nebelabai yra. Bet būna, kad tu turi tiesiog parodyti, kokiam tu lygiai esi. Taip, užsitarnauti vis tiek tą savo biškį ateiti ir assert dominance, žinai, ateiti. Bet taip visur ir visada bus. Jeigu tu nori turėti savo tą vietą, tai tu turi savį įrodyti. Tai manau, kad niekad gyvenime niekas neduoda ant lėkštutės, o jeigu duoda, tai tavęs duoda taip pat greit ir atims ir negali žinoti. Tai aiškinsim, ar visgi mano reakcija yra geresnė nei visų kovotojų. Ir sakydavo, tu iš sporto neišgyvensi, čia ta. Tu eini į ringą, visiškai pavargęs, sergantis. Pabandyti atspėti, kas kurį vairuoja. Čia jie tikrai turi tuos automobilius? Jo, šiandien patys matėm, žinokit.